Išėjimo knyga, 37 skyrius. Becalelis padarė iš akacijos medžio skrynę 1/3 uolektės ilgio, 1/2 pločio ir 1/2 aukščio. Ją aptraukė grynų auksu iš vidaus ir iš išorės. Auksinis apvadas buvo aplinkui. Nuliejo 4 auksinės grandis ir pritvirtino 4 kampuose po 2 grandis iš kiekvienos pusės. Iš akacijos medžio padarė kartis, kurias aptraukė auksu ir įkišo į grandis, esančias skrynios šonuose jai nešioti. Padarė dangtį iš gryno aukso 1/3 uolektės ilgio ir 1/2 uolektės pločio. Iš aukso padarė 2 cherubus, nukaltus iš vieno gabalo, abiejose dangčio galuose. Vieną cherubą viename gale, antrą kitame. Ant dangčio padarė cherubus abiejuose galuose, išskėstais sparnais, gaubiančiais dangtį. Jų veidai buvo atgręžti vienas į kitą ir žiūrėjo į dangtį. Padarė dar ir stalą iš akacijos medžio, 2 uolekčių ilgio, uolektės pločio ir 1/2 uolektės aukščio. Jį aptraukė grynų auksu ir padarė auksinį apvadą aplinkui ir auksinę briauną plaštokos platumo, o ant jos kitą auksinį apvadą. Nuliejo 4 auksinės grandis, kurias pritaisė 4 kampuose prie kiekvienos stalo kojos ir į jas įkišo kartis stalui nešioti. Kartis padarė iš akacijos medžio ir aptraukė auksu. Padarė ir įvairius stalo reikmenis iš gryno aukso, dubenis, taures, smilkytuvus ir puodelius skysčiams aukoti. Žvakidė buvo nukalta iš gryno aukso. Iš jos liemens ėjo šakos, taurelės, buoželis ir žiedai. 6 šakos iš abiejų šonų, 3 iš vienos pusės ir 3 iš kitos. Po 3 riešuto pavidalo taureles, po buoželę ir žiedą buvo ant kiekvienos šakos, kurios ėjo iš žibinto liemens. Ant pačios žvakidės buvo 4 riešuto pavidalo taurelės su buoželėmis ir žiedais. Viena buoželė po 2 iš jos išeinančiom šakom, kita po 2 iš jos išeinančiom šakom ir trečia po 2 iš žvakidės išeinančiom šakom, visoms 6 šakoms. Buoželės ir šakos buvo nukaltos iš vieno gabalo gryno aukso. Iš gryno aukso buvo padarytos ir 7 lempos, gnybtuvai ir indai nuognaiboms. Žvakidė ir visi jos priedai buvo padaryti iš talento gryno aukso. Iš akacijos medžio padarė smilkymo aukurą. Jis buvo 4-kampis, uolektės ilgio, uolektės pločio ir 2 uolekčių aukščio. 4 jo kampuose buvo po ragą. Jį aptraukė grynų auksu, viršų, šonus ir ragus ir padarė jam auksinį apvadą aplinkui ir 2 auksinės grandis po apvadu 2 kampuose kartims įkišti, kad jį būtų galima nešti. Kartis taip pat padarė iš akacijos medžio ir aptraukė auksu.
Patepimo aliejus ir smilkalai buvo pagaminti vaistininkų būdu iš tyriausių kvepalų.